Tai ačiū visi, kurie atėjote. Šį vakarą aš noriu su jumis pakalbėti apie magiją. Bet ne tokią magiją kaip būrimas, bet ta magija, kurioje gyvename kiekvieną dieną, kuri gali būti nematoma, bet girdima. Ir kalbu apie tai, ką aš dabar darau, apie kalbą. Nes iš įvairių pusių galima pamatyti, kad mes kūrime savo realybę per savo žodžius, per tos pasakos, kurias pasakojam kitiems. Kai dalinamės kažkokią nuomonę arba pasidalinam, kaip mes jaučiamės, apie kur mes esame. Mus nuolat įtakoja pasaulis, išorė ir taip pat vidus. Mes nuo pačio gimimo, nuo pirmos akimirkos, esame kaip kempinės. Mes prisiurbiam informaciją iš išorės ir mus hipnotizuoja. Visa tai, ką tu girdi, ką tu matai, užuodi, veikia kažkokią hipnozę tavėje. Lygiai taip pat, kaip jūs išgirstat mano žodžius dabar, vyksta kažkokia įtaka. Ir su metais, nuo pat vaikystės, kai mes ką tik gimstam, tai šitą kempinę tokia viską sugeria. Kuo daugiau gyvenimo mes patyrėme, mūsų protas sukuria kažkokias struktūras, kaip mes sudėliojam, suprantame pasaulį ir gali ta kempinė sukietėti. Ir kai kam tai yra naudinga, kad kažkokios neigiamos idėjos neįsibrautų į mūsų. Bet lygiai taip pat mūsų įsitikinimai gali tokį užburtą ratą sukurti, kad visiškai sukietėja ta kempinė. Galbūt pažįstat kažkokią senos kartos žmogų, kur varo tą patį naratyvą, toks gyvena tokiam pyktyje arba nepatenkintume. Ir realiai tokie žmonės, jie save hipnotizuoja toliau tuo gyventi. Nes žodžiai ir kalba įtakoja tavo jausmus, tavo sveikatą ir visokius kitokius dalykus, kaip jauties, kokiu būdu išreiški save kitiems. Kalba turi daug naudų. Ir šį vakarą aš noriu su jumis pakalbėti ne tik iš kur kalba gauna savo galią, nes žodžiai iš savęs neturi jokios reikšmės. Bet pasidalinsiu dar, kaip nesusikalbėjimas yra įrašyta į kalbą, kad nėra įmanoma iki galo suprasti kitą žmogų 100%. Pasidalinsiu apie mūsų 3 smegenis ir kaip tai įtakoja, kaip mes sprendimus priimam ir kaip mes struktūruojam savo mintis. Ir pasidalinsiu tada, kaip naratyvai įtakoja tavo gyvenimą, kuo tu gyveni šią akimirką. Po to bus trumpa pertraukėlė, galėsit užduoti kai kurių klausimų ir po to vėl sugrįšim ir panersim į kai kurias praktikas, kaip galėt pradėti pastebėti savo naratyvą, savo kalbą. Ir galiausiai užbaigsim su praktika sukurti naują naratyvą, kaip sukurti stiprias afirmacijas, kurios garantuotai kažkokį pokytį įves, jeigu tai praktikuosi. Nes nors visas pasaulis gali atrodyti toks sudėtingas, visa tai, kas mus įtakoja, gali atrodyti labai daug dalykų apčiuopti, bet mus valdo irgi labai paprasti dėsniai, kaip mes suprantam pasaulį per pasakas. Ir jūs kai kurie iš jūsų gal klausėt, kas esu aš toks ir kokiu aš esu autoritetu dalintis apie kalbą su jumis šį vakarą. Aš esu Marius iš Amerikos, kartu su broliu čia mes užaugom tenai ir daugumą gyvenimo tenai pragyvenom. Ir
kas esu aš toks dalintis lietuvių kalboje, kai aš pats darau klaidas gramatinės, net ten linksniuoju. Bet aš tikiuosi, kad jūs vis tiek suprasi mane, nes gramatika yra daugiau kaip mašinai yra alyva. Tai padeda, kad ratai geriau suktųsi, bet jie visai neįtakoja krypties. Ir pirmiausiai aš esu tėvas, vyras, su šeima, gyvenam miške jurtui, valandą toj pusėj. Ir antraip baigiau coachingą ir aš dirbu su žmonėmis, kurie nori pakelti savo savimi pasitikėjimą, kurie tame kelyje susipažinti su savimi. Nes aš pats žinau, kaip jaučiasi turėti tą vidinį balsą, kuris mane nužemindavo, kuris sakydavo man, tu bevertis. Aš buvau tas vaikas vidurinėje mokykloje, žinomas kaip tas vaikas, kuris neturi jokių draugų. Ir mane vis tai primindavo ir kiti žmonės, ir mano tas vidinis balsas. Ir mano išraiška tada vaikystėje visiškai atitiko to naratyvo. Aš buvau toks mažas, tas, kuris paskutinis buvo visada išrinktas žaisti krepšinį komandai. Ir jo, iš tikrųjų kokią dovaną turėti tą perspektyvą, žinoti, kad gali ir kitaip būti. Nes aš netyčia nuėjau šiuo keliu dirbti su savo kalba ir patyriau, kaip įmanoma pakeisti tą vidinį balsą. Nes kiekvieną kartą, kai tu atidarai savo burną, kažkam kažką pasakyti, arba kai išgirsti, kaip kažkas tau kažką sako, yra du kanalai, kurie vyksta. Yra tas žmogus, kuris tai sako, girdi savo žodžius, ir yra tas kitas žmogus, kuris interpretuoja to žmogaus žodžius. Bet irgi yra tas trečias balsas, kurį kiekvienas iš mūsų turi. Tas balsas, kuris viduje čia, kurio niekas kitas negirdi. Ir galimai šitas balsas turi didžiausią įtaką mums visiems, mūsų sveikatai, mūsų savijautai. Ir kaip mes sukūrėm šitą realybę. Nes šita realybė nėra viena. Ji yra unikali kiekvienam iš mūsų. Tai aš šitą kalbą remiasi iš mano žinių, iš neurolingvistinio programavimo, iš hipnozės ir iš Alan Watts, kur labai daug apie kalbą turi pasakyti. Ir šokam prie to bazinio elemento, kuris sudaro visą kalbą. Tai yra žodis. Žodis iš savęs neturi jokios reikšmės. Kaip kinietis išgirsto lietuvišką žodį stiklas, jam skambėtų taip, kaip mums skambėtų šankua, garsas. Bet per gyvenimo patirtis tas garsas, jisai atranda savo galią, savo reikšmę. Iš kur žodis gauna savo galią, savo reikšmę? Iš tos patirties, kur tu buvai pirmą kartą, kai išgirdai tą žodį. Paimkime žodį meilę. Ir gali užsimerkti, jeigu nori giliau pamatyti. Ir ką matai, kai girdi žodį meilę? Galbūt kažką girdi, arba ateina kažkoks kvapas, arba jausmas, arba net kažką per liežuvį firmina. Šitas žodis, kuris yra išsiuntęs tūkstančius laivų, pradėję ar užbaigę karus, šitas žodis, kuris kai kam gali priminti jų vaiko plaukų kvapą, kitam jų partnerio kavos kvapą, gali kai kam priminti tą garsą, kaip durys trenkėsi ir baigėsi santykiai, arba kaip tik tas pamatymas atidarus duris, partnerio šypsena. Šitos 5 raidės, kuris sudaro žodį meilę, iš savęs neturi jokios reikšmės. Ta
ta galia, jie egzistuoja tavyje. Ir iš daugiau šaltinių šitą galę ateina. Tai įtakojo, kokioj buvai nuotaikai, kai pirmą kartą patyrei žodį meilę, kai sukūrei tą asociaciją. Ir kiekvieną kartą po to, kaip išgirdai žodį meilę ir asociavai su santykių kelionė per tas bangavimus, žemyn ir aukštyn. Ir kviečiu jūs pamatyti kalbą per metaforą. Nežinau kaip tu, bet vaikystėje nuo pat mažens prisimenu penktadieniais dažniausiai būdavo mokyklos iškyla, ekskursija į kokį nors muziejų. Ir prisimenu, kad mokytojai mus visus į autobusą surinkdavo, nuvažiuodavome į muziejų, praeidavom tą atvykimo salę ir atėjom į tą pirmą salę. Ir galite įsivaizduoti, kad toj salėje kažkas, matot, yra kažkoks meno kūrinys. Ir po apačio to meno kūrinio yra žodis, kaip meilė. Ir galite įsivaizduoti, kad šitas muziejus yra jūsų muziejus, žodynų muziejus. Tu ir kiekvienas kitas žmogus šitam pasaulyje turi labai sudėtingai sukomplektuotą muziejų. Ir kiekvienoj salėje, ant kiekvienos sienos yra meno kūriniai, kuris atitinka arba žodį, arba frazę, arba kažkokią savoką, kitaip vadinama NLP termu gestalto, arba specifinis kontekstas, kažkokia tema. Ir šitie žodžiai sugrupuoti pagal šitos kontekstus, jausmus. Ir kaip tu pereini šitą muziejų yra tavo gyvenimo eiga. Ir įtaką daro, kaip arti tu esi to meno kūrinio. Žodis gali turėti tokį stiprų emocinį krūvį, tarsi matai jį iš labai arti, tarsi perima visą periferiją. O kitas žodis, sakom, analizę. Galbūt daugiau iš tolo matai ir turi tokį daugiau intelektualią reikšmę. Ir skiriasi, kiekvienas žodis turi skirtingą asociaciją, nes mūsų smegenys išmoksta per asociacijas. Kiekvienas žodis gali turėti sąsajį su kita salė arba kažkokį ryšį, kuris suriša ir taip mūsų protas gali šokti nuo vienos minties. Vieną minutę galim galvoti apie vaivorykštes, kitą apie darbą, kitą apie technologiją ir kur pasaulis dabar eina. Mūsų protas neveikia logiškai, tokia kažkokia logiška eiga. Jie moka šokinėti ir jie išmoksta sukuriant ryšius tarp įvairių dalykų. Ir dar įtakoja emocijos. Emocijos gali būti matoma kaip salės apšvietimas. Gali būti jokių langų ir taip sutemę. Gali būti nudažytas kambario sienos, mėlyna spalva, užduoda kažkokį vieną jausmą. Įeini į kitą salę ir tenai saulė šviečia, kita žalia spalva ir sukelia visai kitokią emociją. Ir dar, galbūt didžiausią įtaką turi, kaip tavo muziejus yra sudėliotas, kaip architektas išdėliojo, kurios salės yra šalia vienos. Ir tai yra tavo pagrindiniai įsitikinimai, angliškai core beliefs. Ir dar mes turime daugiau paviršutiniškų įsitikinimų. Ir juos galima pamatyti kaip tos kuratorius, kurie kuruoja parodas, eksponantus tam muziejuje.
arba gidai, kurie ateina ir apibūdina, kad šitas meno kūrinys reiškia, parodo žmogaus aistrą, šilumą. Ir kalbant apie meilę, kitas gidas gali ateiti ir sakyti, tai šlykštus dalykas, aš nereikėčiau niekam. Ir kas įdomu, kad tavo asociacija su kiekvienu žodžiu yra unikalus šitai akimirkai. Prabusis rytoj ryte, pagalvos apie tą patį žodį, jau skirsis, nes tai priklauso nuo konteksto, nuo kiek išsimiegojai praeitą naktį, kokia tavo sveikata, kokia energija šitam kambarį, kaip jaučiasi būti tarp tarp vienu kitu. Ir tiek daug skirtingų dalykų. Ir tai nuveda į tą supratimą, kad kalbėti apie kalbą yra labai sudėtinga, nes kiekvienas iš mūsų turi visai unikalų muziejų. Nors mes naudojam tuos pačius žodžius, kai aš sakau žodį meilę, tai sugrąžina jūs į savo asmeniškus žodynų muziejaus salės, kurie skirsis nuo kiekvieno kito žmogaus šitam pasaulyje ir skirsis šiandien nuo rytojaus. Ir užtat vyksta nuolatinė interpretacija. Jūs visi skirtingai interpretuojat mano žodžius ir neįmanoma, kad jūs lygiai taip pat suprastumėt, ką aš bandau jums pasakyti, nes jūsų gyvenimo patirtys skiriasi nuo mano. Kaip jūs pasijautėt prieš ateinant čia skiriasi, įtakoja, kaip jūs suprantat mano žodžius. Per ką eini šiuo metu gyvenime, visą tai įtakoja. Ir užtat galbūt ir supranti, kokioje aš kebloj padėtyje randuosi šiuo metu bandyti duoti paskaitą apie kalbą, nors nėra nei vieno konkretaus būdo apibūdinti vieną žodį. Žodynas bando apibūdinti, bet spėk ką, žodynas naudoja kitus žodžius, kuriuos naudoja apibūdinti kitus žodžius jame. Tai jo. Tai šokam dabar į mūsų tris protus. Čia viena savoka, kurią aš paskolinu iš tokio amerikiečio Dr. David Snyder, kuris yra hipnotistas ir NLP treneris. Ir jis kalba, kaip mes visi turim tris smegenis. Pirmiausias smegenis atsirado pas mūsų pirmtakius, pas roplinius, mūsų protėvius. Ir tada įsikūrė mūsų roplinis smegenys, arba angliškai reptilian brain. Ir šitie smegenys atsakingi realiai už tris dalykus, tris klausimus. Ar aš galiu tai suvalgyti? Ar tas gali mane suvalgyti? Ir ar aš galiu porotis su to? Ir šitie trys klausimai valdo visą roplio sprendimo procesą. Nėra jokių emocijų, bet viskas remiasi ant to, ar aš saugiai jaučiuosi čia, ar yra noras mane apsaugoti. Šitie smegenys atsakingi už mūsų tą refleksą arba kovoti, arba bėgti. Fight or flight. Ir tada po daug milijonus metų atsirado mūsų antrieji smegenys, mūsų limbinį smegenys, kuris kaip ant viršaus tų roplinių smegenių, kaip svogūnas užaugo. Ir šitie smegenys atsakingi už emocijas. Ir jie sukuria tą sąryšį tarp gyvenimo įvykį su kažkokia emocija. Jeigu stipri emocija, tai stipresnis ryšys. Ir tuo pačiu su šitom smegenim atsirado mūsų gebėjimas sukurti ilgo laiko atmintis. Ir ir galite pamatyti muziejaus metaforę, kad tie roplinės smegenys yra kaip apsaugos
mechanizmas muziejaus, tas, kur kameros stebi, o limbinės smegenys daugiau valdo apšvietimą ir kambario temperatūrą kiekvienoje salėje. Ir tretieji smegenys, naujausia, kur, kiek mes žinom, tik mes žmonės turim, yra mūsų neokorteksas. Ir su šita dalim atsirado savoka praeitis ir ateitis šalia esančios dabarties. Ir toliau šitie atsakingi už trumpą laiką atmintį, už logišką mąstymą, bet ir užduodu tau klausimą, kas irgi turi praeitį, dabartį ir ateitį. Arba kitaip tariant, kas turi pradžią, eigą ir galą. Kas nori spėti, ką aš turiu omeny? Mūsų gyvenimas. O kaip tu apibūdinsi savo gyvenimą? Link tos pusės. Bet tai, kad laiką mes patys sukūrėm ir mes esame vien visada dabartyje ir nėra praeities ir ateities. Yra tam tikros teorijos, kad mes laiką patys sugalvojom, tik tiek, kad viskam reikia laiko, tik kad mes evoliucionuotumėm, kad mes gimtumėm ir visą kitą, bet šiaip mes patys susigalvojom, kiek bus valandų paroje ir panašiai, bet tam tikros planetos jos turi irgi skirtingai, tam prasme, ar Merkurijus, tarkim, 12 valandų, ten Venera 9 valandas paros laiko ir panašiai. Jų, ką aš girdžiu, yra mūsų sukurti paaiškinti. Čia suvokimai visai. Ir ką aš turiu omeny, tai pasaka ar istorija. Istorija turi pradžią, eigą, kol mes ją pasakojam, ir galą. Ir tai, ką tu dabar pasakoji, tai yra vienas pasakojimas, kaip mes laiką sukūrėm, kodėl, kokią naudą jie turi, ar kad Merkuris yra kitaip. Ir pasakos yra ta priemonė, per kurią mes struktūruojam mūsų savoką realybės, kaip mes apibūdinam, kuo mes gyvenam, kaip mes gyvename, mūsų nuomonės apie kažką. Visa tai yra pasakojimas. Ir tai galima pamatyti, kaip grįžtu prie savo muziejaus metaforą, kad jeigu čia yra muziejus ir kiekviena čia yra skirtinga salė, galite įsivaizduoti, kad naratyvas ar pasaka yra kaip keliauja kažkokią trajektoriją ir kažkur pradėjai, bet dabar, kur mano pirštas, yra tas dabartinis momentas, yra ta eiga. Ir mes keliaujam ir sukuriam pasaką apie, kur aš dabar esu. Oi, šitoj salėje šilta, čia biškį vėsiau, čia dabar pilka. Ir šitie pasakojimai yra kaip, angliškai sakant, we make sense of this world, kaip mes kitiems įvardinam, kur mes esam. Ir tai yra kaip mes arba patvirtinam mūsų dabartinę gyvenimo patirtį, arba jeigu sąmoningai sukuriant naują pasaką, kaip mes perrašom savo realybę, judant į tą norimą ateitį. Nes galima sakyti, kad aš esu vargšas dabar, nes aš neturiu pinigų ir todėl, kad aš pinigų neturiu, tai yra įrodymas, kad aš esu vargšas. Ir čia yra vienas būdas, kaip mes galim suktis vienu panašiu maršrutu, eiti ratais per savo muziejų ir mes naudojam praeitį kaip įrodymą, patvirtinti, kodėl mes esam dabartyje. Ir tai mes dažnai, nežinant savo, įspaudžiam į kažkokias ribas ir gali jausti sunku, kaip išsijudinti iš šito užburto rato. Ir čia labai didelį įtaką turi mūsų įsitikinimai. Nes
Mano intencija šį vakarą yra ne, kad jūs keistumėt savo kalbą, bet kad pradėtumėt pastebėti, ką aš sakau. Ir jeigu norite kažką keisti, pastebėti, kokius žodžius vartojat, kartojat, kurie tvirtina šitą nenorimą naratyvą. Ir jeigu norėsite, galėsite praktikuoti mano pasiūlytą būdą, kaip pradėti tai perrašyti. Nes viskas išauga iš mūsų įsitikinimų. Ir tai, ką tu ir kiekvienas kitas žmogus pasakoja kitiems, tai išauga iš tų gilesnių įsitikinimų. Ir šitie giluminiai, pagrindiniai įsitikinimai gali būti kaip aš nesu vertas, arba aš nesu vertas meilės, arba turtų, ar kad aš laiko neturiu. Ir tai gali, šitokie pagrindiniai giluminiai įsitikinimai, jie gali būti taip giliai užspausti ir juos nebūtinai matysi tiesioginiai per savo kalbą. Jie gali pasireikšti per tokius subtilius pasakymus, kad čia ne man. Čia ne man, nes galbūt pasąmoniai įsitikinę, kad jeigu čia man būtų eiti į šitą paskaitą arba į šitą ekskursiją, tai čia būtų tai, ką žmogus, kuris savo skiria laiką, kuris vertas, jis tuo eina. Bet šitie įsitikinimai, jie valdo, kaip mes priimam sprendimus ir kaip mes matom pasaulį. Nes jeigu tu tiki, kad tu esi vargšas, tai tu greičiausiai pereisi per tą 20 eurų, kuris guli ant gatvės, nes tavo akys jau įprastai tiki, kad tu esi vargšas. O žmogus, kuris tiki, kad jisai yra turtingas ir angliškai sakant lucky, tai jisai save ar jinai save užprogramuoja būti tokio. Ir tai kiekvieną dalyką, kurį pamato, patvirtina tą jau egzistuojantį įsitikinimą. Ir pamatys tą 20 eurų ir sakys, čia įrodymas, kad aš esu turtingas ar lucky. Ir tas gali vykti arba į gerąją pusę, arba tai gali mus laikyti ten, kur mes esam. Ir čia veda, kaip kai kurios kempinės užsikietėja. Nes po daug metų, kuo daugiau tu kartosi savo naratyvą, kuris laiko tave ten, kur esi, tuo daugiau tu stiprini tą maršrutą. Nes šitie įsitikinimai gali būti ir matomi kaip paroda, kuris apjungia kelias skirtingas salės. Ir jeigu sukiesi tais pačiais įsitikinimais, tai tu matai lygiai tą patį. Gal gali prisiminti praeitą sykį, kai patekai kažkokioje naujoje aplinkoje ir patyrė kažkokią labai džiaugsmingą jausmą. Ir kas įdomu, kad mes galim sąmoningai nuspręsti, prisiminti tai ir automatiškai mūsų kūnas patiks tą pokytį, tarsi mes esam tenai dabar. Pasikeis kraujos spauda, pasikeis kaip jautiesi ir kaip visas kūnas veikia. Nes mūsų kūnas, mūsų pasąmonė klauso mūsų žodžius. Ir lygiai taip pat, kaip gali pas hipnoterapeutą eiti ir jisai ar jinai nuves tave į gilę pasąmonės būklę, kur kūnas pereis didelius pokyčius. Tai vyksta kiekvieną dieną. Tik ne taip giliai, ne taip stipriai. Nes kai mes sąmoningi, nesam toj gilioj meditacijos būsenoj, tai per repeticiją, per kartojimą stiprėja neuriniai pathways. Toks takeliai, jo. Yra toks angliškas posakis, tas neurons that wire together, fire together. Ir tai reiškia, kad
mūsų neuronai sukuria sąryšą su kitais neuronais. Ir kuo dažniau mes juos aktyvuojam, tuo lengviau pasidaro eiti tuo keliu. Nes galbūt tu ir kiekvienas kitas turi savo dabartinį ar dabartinius parodos eksponatus arba gidus, kurie apibūdina kažkokią situaciją, bet nužeminančiai. Bet kas, jeigu nuspręsi sukurti naują eksponatą ir skirti truputį laiko kiekvieną dieną eiti tuo nauju eksponatu ir patirti, pajausti tai, kad tas naujas eksponatas tau duoda. Ir vis lengviau taps prisiartinti prie tų jausmų. Jeigu nori sveikatos, gali savo linkėti, sakyti savo pasąmonėje, kad aš sveikstu kiekvieną dieną. Ir tai subjektyvus reikalas, aš negaliu sakyti, kad lygiai tai išgydys kiekvienam žmogui vėžio, bet aš galiu garantuoti, kad kažkoks pokytis vyks. Tai čia ta pirmutinė dalis. Jeigu kas turi klausimų, ar norite tiesiog pavirškinti truputį, kuo aš pasidalinau, tai jo, atveriu erdvę. Kaip veikia hipnoterapija? Hipnoterapija, ar tu pažįsti, ar turi patirties su meditacija? Taip. Ar supranti, kaip meditacija veikia? Taip. Tai nuveda, tai lengviausiai, greičiausiai apibūdinant, mūsų smegenys veikia dažniais. Kai mes gimstam nuo gimimo iki 7 metų, vyksta tokia teita dažnio, toks lėta banga, ir ta yra daugiausia kaip kempinė prisiurbiam informaciją. Ir tada po to nuo 7 iki 14 metų persirikioja tokia alfa dažniai. Ir kai tu ar kiti žmonės medituoja, tai pirmiausiai nueinat į tą alfa dažnį ir sulėtėja protas ir tampa imlesniu. Ir po to, trečiam etape, tai įsijungia mūsų, galima sakyti, sąmoningas šarvas. Ir mūsų smegenys veikia beta dažniu, tai greitesniu. Ir mes jau sunkiau priimam, ką kiti sako. Galite įsivaizduoti, iki 7 metų vaikas prisiurbia viską, ką visi žmonės sako, kaip faktais. Ir po to, kuo greičiau juda tas dažnis, tai tuo mažiau priima, vis tiek priima. Bet kai mes esam beitos dažnį, tam sąmoningam dažnė, tai gal vienintelis būdas, kai mes priimam, yra per pakartojimą. Tai vaikas gali išmokti naują kalbą iki 3 ar 7 metų labai greitai, nes viską priima. Bet po to daugiau per repeticiją arba per hipnoterapiją. Ir tai yra būdas, kaip nuvesti dėmesį į tą alfos arba tetos dažnio būseną. Ir tame galite įsivaizduoti, kad šitas šarvas yra kaip apsauga. Kad kažkas sako, kad pasaulis eina žemyn, ir jeigu tavyje jau egzistuoja šitas įsitikinimas, tai tu tai priimsi. Tai surezonuoja su tai, kas jau yra. Bet jeigu tu tuo netiki, tai iš karto atmes. Bet kai eini į tos hipnozės būsenas, tai yra tarsi tas apsaugos darbuotojas paima pertrauką ir išeina. Ir kaip vaikystėje priima naują informaciją, tai kaip pakeisti kažkokius failus
Ir tada grįžti į tą sąmoningą būseną ir jau veikia iš tos kažkiek pakeistais įsitikinimais ar naują požiūrį. Ir jo, čia paprasčiausiai kaip apibūdinti. Kaip surasti ribojančius įsitikinimus, kurie, kaip lengviausiai surasti juos? Stebėk į savo kalbą. Tai aš šitoj antroji daly pasidalinsiu dviejomis praktikomis, kaip galėt pastebėti savo kalbą, bet vienas iš tų būdų, kaip tu esi įpratęs introspektuoti arba virškinti mintis. Vienas būdas, man tai paprasčiausia, yra dienoraštyje rašyti arba pastebėti, pagauti save. Jeigu aš sakau, kad aš negaliu, tai pagauti save. Jeigu aš kažką neigiamo sakau, tai man dabar jau yra kažkoks triggeris, kodėl aš tai sakau. Ir po kažkiek laiko pastebėsi, kad kartoja kažkokį naratyvą ir pagvildenti, kas slypi už to naratyvo. Tai, kad jeigu neturiu laiko kažkam, galbūt tai kas slypi už to, kad aš nesu vertas turėti laiko. Ar galima su coacheriu arba savi-coachingas yra vienas metodas, kurį aš naudoju su dienoraščiu, kaip pasigilinti. Ir vienas kitas būdas yra kreipti dėmesį į to, ko tu tikrai nori. Ir čia nėra toks lengvas klausimas atsakyti dažnai, nes kokiam lygmenyje, ar ko aš noriu šią akimirką, ar ko aš noriu daugiau atsitraukęs. Ir paklausti savęs, kodėl tu to nori. Ir tada pastebėti, ar mano žodžiai atitinka su tai. Ir viskas yra introspekcija, šita kelionė į save. Ir tai it's not sexy, tikrai yra, bet tai labai daug laisvės ir lengvumo duoda, bet man tai davė per savo gyvenimo patirtį. Prašau. Ar kažką? Žinau, kad nėra kvailų klausimų. Kaip hipnotistas dirba su savim, su hipnoze? Tai per savihipnozę. Tai mano būdas yra keletą labai paprastų būdų. Tai vienas yra, kaip aš nuvesdavau save į meditaciją. Vienas būdas vadinasi The Betty Erickson method, nes pagrindinė dabartinė hipnozė yra toks Eriksono hipnozė, kuri nėra autoritatyvinė, bet daugiau veda tarsi duoda tokį įsivaizdavimą, kad yra pasirinkimų, bet tie pasirinkimai iš tikrųjų veda į vieną kryptį. Tai šitas metodas, jį gali praktikuoti net šią akimirką. Sėdint, kur dabar sėdė, pastebėk 3 dalykus, kuriuos matai dabar. Tai gali būti, aš matau tekstūrą iš tos lempos, aš matau aurumo kairę akį, kuris matosi iš dešinės. Aš matau medaus tenai. Ir tada po to 3 dalykus, kuriuos girdi. Aš girdžiu šaldytuvą, aš girdžiu savo balsą. Ir jeigu gana tyliai, aš galiu girdėti tą statinį garsą tylos. Ir dabar pastebėk 3 dalykus, kuriuos jauti. Aš galiu pajausti, kaip mano kairė koja liečia bato padą. Aš galiu jausti svorį mano galvos ant kaklo. Aš galiu jausti, kaip mano marškiniai trinasi ant mano odos. Ir tada po to 2 dalykus, kuriuos matai,
kuriuos girdi, kuriuos jauti. Ir tada vieną dalyką per lygiai taip pat, ką matai, ką girdi ir ką jauti. Ir kaip hipnozė dažniausiai vykstama, tai nukreipia dėmesį nuo tokio išsiblašymo, kai mes sąmoningai būsenoje, mes labai daug informacijos priimam iš visur. Tai naudinga girdėti, kad mašina mus nenutrenktų. Bet tai nenaudinga, kai mes norim eiti giliai. Ir per mūsų juslės mes galim tą dėmesį sutelkti ir giliau pajausti savo emocijas, sugrįžti nueiti į tą teta būseną arba alfa. Ir toj būsenoje mes esam kaip vaikystėje daug kūrybiškesni, mes galim prisiminti dalykus, kurie įvyko arba net neįvyko. Mes galim perrašyti praeitus prisiminimus. Realiai taip atveria mūsų gebėjimą išmokti naujus dalykus. Ir čia toks paprasčiausias būdas. Ir tada o kitas būdas, kaip aš esu įpratęs, pirty sėdėti ir tiesiog liežuvis kalba ir kažkaip nuveda mane per jutiminės juslės. Ir čia toks dalykas, kiekvienas jau turi interesų ir laiko ir noro gali praktikuotis, kaip nukreipti dėmesį nuo vieno kanalo per to, ką matai, taip pat kaip tą metodą, apie kurį tik apibūdinau. Ir dar pamiršau apibūdinti, grįžtant prie žodžius ir mūsų muziejus, kad mūsų smegenys įrašinėja visus prisiminimus per mūsų 5 juslės. Tai viskas yra surišta. Ir jo. Galiu paklausti? Tarsi. Gerai. Žodžiu, kaip, nežinau, ar žinosit, gal žinosit, bet čia labai paprasta turbūt, bet gal ir sudėtinga, bet kaip suderinti intuiciją ir logiką. Kaip suderinti intuiciją? Ir logiką, sprendimų priėmime ir bendrai. Čia yra savęs pažinimo kelias. Visai nėra trumpas, nes įsivaizduok, visą gyvenimą tave išorę programavo nuo pat vaikystės. Nestovėk taip arti pečiaus, lipk nuo ten. Ir šitie visi balsai sukuria tavo vidinį balsą. Iki kol atėjo ta sąvoka, kad suvokimas, kad čia ne mano balsas. Ir tada dažnai, kai kam šitas suvokimas ateina, kai kam 20 metų, kai kam 30, kai kam tik daug vėliau. Ir tai prasideda vėl ta kelionė numesti tai, kas ne tavo. Nes išorė tau sako, kaip logiškai elgtis. Ir logiškai elgtis, kaip visi tau kiti pasaulyje ir sakė visuomet gyvenime. Ir tai, šita kelionė gali būti baisi, nes gali pasikliauti, ir kas bus, jeigu aš neteisingą sprendimą priimsiu. Tai čia drąsos kelias, bet kuo daugiau išeini iš savo komforto ir giliniesi, introspektuoji ir giliniesi, iš kur atėjo šitas balsas, ar čia mano balsas. Tai lengviau ir automatiškiau ateina tas intuicijos balsas, nes intuicija yra tavo tikras balsas. Ir yra skirtingų praktikų, bet ne ką aš galiu per kelias minutės resursais galiu pasidalinti, bet po to. Tai pirmiausiai norėčiau paliesti, ką aš pastebiu lietuvių kalboje, kas yra kažkokie labai dažni posakiai, kurie gali nekaltai skambėti, bet kas slypi už tai. Aš pastebiu, kad lietuvių kalboje slypia labai daug bagažo. Jis slypia ir nepilnavertiškumas,
slypi pyktis ir baimė. Toks posakis kaip nieko savo. Ar pastebi, ką tu savo linki? Ar kai sakai, kad kažkas yra žiauriai skanu, ar žiauriai gerai? Nu, čia pykčio žodis toks, arba kažkas yra baisiai skanu. Arba toks, vargšas vaikelis turėjo stovėti lauke. Mes projektuojam ant pasaulio ir tai nuspalvina tą salę, kurioje tu stovi, kai tu tai kartuoja. Ir čia, ribojantys įsitikinimai slypi šitokiuose posakiuose. Įsivaizduok, jeigu visą gyvenimą tai girdi ir kartuoja, tai tu savo programuoji tą nepilnavertiškumą, tą pyktį, tą baimę. Ir smalsu iš tikrųjų būtų pagvildenti, iš kur tai atėjo. Tai gali, istoriniai dalykai gali būti, kaip mes Lietuva vienu metu buvo didžiausia šalis, o tada po rusais mes buvom tokie užspausti. Ir lengviausias būdas kontroliuoti žmogų yra sukelti jam baimę ar kažkokį nepilnavertiškumą. Nes, kaip klausei, kaip atrasti savo intuityvų balsą, tai intuicija ateina iš vidaus, o programavimas, kuris atėjo iš išorės, jisai, išorinis pasaulis bando tau būti autoritetas, sakyti, kad čia kaip yra ir čia kaip turi būti. Ir, jeigu pamatai, čia dvi skirtingi šaltiniai ir tik tai vienas gali būti tavo teisingas balsas, nes tik tu gali save geriau žinoti negu bet koks kitas žmogus išorėje. Ir sakiau, kad pasidalinsiu dviejomis stebėjimų praktikomis. Tai čia viena tokia praktika, kur naudinga, kuriant efektyvios stiprios afirmacijas, ir tai svarbu hipnozėje, yra kaip pastebėti save, kai sakai kažką neigiamo ir tai paversti į teigiamo. Tai užduodu klausimą, ko tu nori. Jeigu sakai, kad aš noriu nejausti šitos skausmo, tai yra neigiama. Nesakai kažko ne. Arba sakai, aš kaip noriu paleisti šitą sunkumą. Nors nesakei ne, tai asocijuojasi su kažkokio sukūrimu tuščios erdvės. Sukuri gili savo afirmaciją, kur tai sakyt, kad aš noriu paleisti šitą sunkumą, bet įsivaizduok, tu nustumi šitą sunkumą ir atsiranda tokia tuščia erdvė, kad bet kas kitas gali ateiti. Ir žinok, dar blogesnis dalykas gali ateiti negu tas sunkumas, gali liga ateiti ar Dievas žino. Tai šita praktika, kur nieko nekainuoja fiziškai, yra pastebėti save, kai kažką neigiamo sakai ir iš karto, kai tą sakai, paversti tai į teigiamą. Kad aš noriu paleisti sunkumą, ką tu nori jausti vietoj sunkumo. Aš noriu jausti įkvėpimą. Jeigu aš nenoriu skaudėti, aš noriu jausti laimę ir džiaugsmą. Ir antra praktika yra, aš atradau, kai aš dirbtuvėse kaliau, nusukau varžtą ir tas varžtas taip užsilenkė, sulūžo ir toks, mano pasakymas, koks durnas varžtas. Ar tas suktuvas tai neveikia. Ir tada supratau, kad nėra tokio dalyko, kaip durno varžto. Arba durnai sukasi, ar prastai sukasi, bet pats varžtas iš savęs negali būti durnas. Tai šitą praktiką yra stebėti, kai mes įvardinam kažkokį dalyką, arba žmogų, arba politiką,
ir užduodam kažkokį būdvardį, kad jis ar tas yra šitoks. Ir čia labai ir naudinga, jei kas turi vaikų ar planuoja vaikus turėti, nes pavojinga vaikui sakyti, pavyzdžiui, kad tu esi šaunuolis, nes jie tada pradeda rištis tą žodį šaunuolį su savo identiteto. Ir nesvarbu, ką jie padarė, kad gauti tą pasakymą, jų mintys asociacija yra su tuo, ko jos pavadinai, o ne su tuo veiksmu. Tai šita praktika yra, kai pagauni save įvardinant kažką būdvardžiu, tai iš naujo sakyti, apibūdinti tą veiksmą. Ir lygiai taip pat su vaikais, kad vietoj, kad sakyt, kad tu šaunuolis, kad gerai gavai pažymą, sakyt, tu šauniai studijavai, kad gautum tą pažymą. Ir tada vaikas, pavyzdžiui, tuo atžvilgiu sukuria tą sąsają, kad šitas veiksmas nuvedė į šitą rezultatą. Ir lauksiu, kol baigsi rašyti. Ir dabar kiekvienam iš jūsų aš išdaviau lapelį pradžioj. Galite tai atidaryti ir čia jums yra stiprių afirmacijų kūrimo lapelis. Ir yra formulė šitam, nes... Kas dar norit išnuko? Žinok, aš irgi dar turiu. Aš turiu, taip. Nupirkau tušinuką, bet tik vieną radau. Aš manau, kad visi turi iš tikrųjų. Jei kas nori truputį mandresnį. Iš lektoriaus. Mandresnis čia man. Tai yra ta standartinė afirmacija, jeigu nori jausti stiprybę ar patirti turto, tai gali sakyti, aš esu turtingas. Aš esu turtingas, aš esu turtingas. Bet galimai yra balsas gale, kur sako, ne tu ne. Ir tačiau todėl aš dalinuosiu irgi iš to David Snyderio pavogtą formulę, kaip savo protą, nesakyčiau apgauti, bet paversti tuo tikėti, nes nors galim tikėtis, kad mes logiškai mąstantys žmonės yra tokia fenomena, kad mūsų smegenys gali priimti du teiginius, kurie visiškai nesusiję, ir jeigu mes juos apjungiam, jo protas mažiau turi prieš ką prieštarauti. Tai šita formulė, kurią matote, yra teiginys vienas, toks, ko tu nori. Ir tada apjungti su žodžiu nes ir tada su antru teiginiu. Ir tai apjungti ir tai reiškia, kad apjungi su trečiu teiginiu. Ir čia irgi galima sakyti yra hipnozės įrankiai, kaip apjungti skirtingas mintis per magiją. Tai galite, aš irgi pasidalinau keletą ten pavyzdžių, kaip gali skambėti teiginys ar afirmacija, kad kiekvieną dieną, visais įmanomais būdais, mano kūnas, mano sveikata stiprėja, nes aš atsikeliu kiekvieną rytą. Ir tai reiškia, kad aš pasitikiu savimi vis daugiau ir daugiau. Ir kas įdomu, kad šitie teiginiai, jie neturi būti susiję vienas su kitu.
vienas ten pavyzdys yra, kad galbūt aš turtingėjo, nes vakar aš mačiau peteliškę. Ir tai turi būti kažkas, kas tau yra teisinga ar tikra, arba ko tu nori tikėti. Ir svarbu, kad nenaudoja tos norimos būsenos, kad aš noriu turto, ar aš noriu stiprybės, nes tai, kai naudoja žodį norą, tai reiškia, kad to trūksta dabar, kitaip to nenorėtum. O būtent naudoti tą būseną, kad arba aš jau esu stiprus ir turtingas, arba aš tampu vis turtingesniu ir laisvesniu. Ir belia ko, ką tu tikrai nori. Ir čia galima sudėlioti su savikoučingo metodą, kur mano metodas yra paklausti savęs, ko tu nori. Ir kai atsakai į tą klausimą, ko tu nori atsakyti, kodėl aš to noriu. Atsakius į tą klausimą, kodėl aš to noriu. Jeigu aš noriu turto, kad kiti į mane kitaip žiūrėtų, kodėl aš noriu, kad kiti į mane žiūrėtų? Nes aš nejaučiuos pakankamas. O kodėl aš nejaučiuos pakankamas? Nes mano tėvai ir bla 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 kažką sakė. Jeigu pastebėsi, kad ir ratais atsakinėjai tą, tai sugrįžk į tą esmę, kad aš noriu jausti pakankamu. Ir tai gali būti vienas teiginys. Kiekvieną dieną, visais įmanomais būdais, aš jaučiuos daugiau pilnesnis. Ir man rodos, aš dar čia paskolinsiu tavo Aurimai. Ir naudojant hipnozės metodus ar žinias, galima pastiprinti šitą afirmaciją. Galima tai įgarsinti ir tai kartuoti. Ir galima galima prieš tai pasirinkti pamedituoti su intencija pakartoti savo šitą afirmaciją, kad tai giliau įeitų į pasąmonę. Ir kuo dažniau kartosi, tai gali užtekti mėnesio, kad pajusi, kad gerai, man jau užtenka šitas, aš galiu naują afirmaciją kurti. Ir negaliu prižadėti, kad tau nauja mašina iškris iš dangaus. Gali, bet kas vyksta, kad tu ruoši save priimti tą norimą būseną, sveikatą, tą jausmą. Ir kai tu save ruoši, tai tavo dėmesys pradeda pastebėti ženklus, kurie atitinka tą naują kryptį. Ir padeda turėti kažkokį ritualą arba įprotį, kad kiekvieną dieną gali būti, kad kai užlipi ant autobusų, savo sukuri kažkokį inkarą, kad kai užlipsiu ant autiko, tai bus man inkaras, kad prisiminti, pakartoti savo šitą afirmaciją. Gali būti labai trumpa, kad prisiminti lengvai, arba gali būti kaip poezijos forma haiku, arba tai gali būti mantra. Realiai čia viskas yra apie tą patį. Kuo daugiau mes dėmesį nukreipiam į norimą būseną, tuo didesnė įtaka tai turi mūsų gyvenime. Tai šį vakarą aš jums pasidalinau, kaip mes suprantam žodžius, kaip jie egzistuoja mūsų asmeniškuose muziejuose, kaip nėra įmanoma iš tikrųjų iki galo susikalbėti su kitu žmogum. Mes tai galim bandyti gaudyti ir bandyti per jų žodžius suprasti, kaip jie suvokia savo muziejų. Ir mes galim bandyti kitiems apibūdinti per žodžius, kaip mes patyrėm savo. Ir pasidalinau, kaip mūsų trys smegenys įtakoja mūsų
sprendimus, mūsų naratyvą, mūsų įsitikinimus. Ir kelias praktikas, kaip galite pradėti panaudoti, pastebėti savo kalbą. Ir vieną įrankį, kuris man labai daug yra padėjo ir tikiuosi, ir jums, jeigu yra noro keistis ir pasiryžimo tam skirti ir dėmesio ir laiko. Ačiū. Tai, aišku, kas dar klausimų turit, bet dabar ir, jeigu galima, davai, aš tada gal po to pristatysiu tuos medus, kaip kas nori ritualą sukurti. Turint savo afirmaciją, galima pakrautą medų vartoti, kad įnešti šitą pokytį, ko darant, ko valdant kažkokius sveikus dalykus skirtiems poreikiams. Klausimai? Kaip susiję dėkingumas su visko, kur pasakoji, nes man yra dėkingumas buvo yra vis labai galingas įrankis naudoti, kai jaučiuosi trūkumus gyvenime, neapykantą kažkokio. Tai dėkingumas yra kaip sukurti savo naują eksponatą, naują parodą per savo vidinį muziejų, einant kažkokiu keliu, nes per dėkingumą tavo, kaip aš minėjau, tavo kūnas keičiasi automatiškai, tavo kraujospūda keičiasi, kaip hormonai keičiasi. Tai paraleliai vykstanti praktika. Kas yra vidinis kritikas? Vidinis kritikas yra vienas balsas, kurį greičiausiai tu gavai iš išorės. Tave ar tėvai, ar mokytojai, ar kiti žmonės, galim sakyti, turbūt užprojektavo savo kritikos ant tavęs. Ir taip mes perduodam bagažą kiekvienai sekančiai kartai to, ko mes neišdirbam. Ir tas vidinis balsas, tai nėra to, tiesiog, kaip radija, kartais įsijungia, turi tos triggerius ir žino, kaip pasijungti į tą radijos dažnį ir sukelti abejonės arba kritikuoti save. Ir tiesiog yra kolekcija senų dalykų, kuriuos esi... O kaip ištrinti? Perrašyti. Kaip perrašyti? Vienas įrankis yra, kaip grįžti atgal įstebėti, ką tas kritikas sako, koks ribojantis įsitikinimas slypia už to kritiko. Kad, ar turi kažkokį pavyzdį, kažką, ką sakytų tavo vidinis kritikas? Kažką neigiamo kažką. Tai yra kaip... tas ir yra, sakai, pastebėti jį, bet jis atrodo kaip ir nėra taip pastebės, nes mes ne visada būnam sąmoningi, labai mažai būnam sąmoningi, taip? Nes darom kažką, veikiam, turim savo reikalų, autopiloto. Ir jis tada pasako, tai mes nesėdim meditacijų visą dieną, o kur čia tas kritikas. Supranti, tai mes jo net nepastebim dažniausiai. Ir dažniausiai aš pastebėjau, net nepastebi ir tada įkrenti į būseną, neigiamą kažkokią blogą, tokią kaip blogą nuotaiką. Ir paskui save reikia iš tos nuotaikos ištraukti, kažkaip pakelt save. Vidinis dialogas ten vyksta, kad čia viskas gerai. Tai nėra tik žodis, tai yra dialogas, dialogai vyksta. Tai, pavyzdžiui, kaip dažnai tu pastebi save toj būsenoj? Čia yra sąmoningumo kelias. Sąmoningumas nėra būtent dvasiškumas. Dvasiškumas gali turėti tokį, kaip sakyti, overlap, kur paraleliai eina, bet sąmoningumas yra, kaip dažnai tu save pagauni ar pastebi
Ir vienas būdas gali afirmaciją tai kurti, kad kiekvieną dieną, visais įmanomais būdais aš vis dažniau pagaunu save, kai mano vidinis kritikas įsijungia. Gali savo sukurti, sąmoningai sukurti inkarus, kad, pavyzdžiui, prisiminti, sugrįžti paskirti savo 15 minučių kažkokią praktiką, kad prisiminti praeitą kartą, kai tu buvai toj būsenoj. Ir palinkėti, kad šitą laiką tam skirimo, kad priminti savo, kad sekantį kartą, kai aš patirsiu save šitoj būsenoj, aš pagausiu save, aš atsibusiu ir tuo metu aš stebėsiu, ką sako vidinis balsas. Ir padeda, jeigu gali tai nurašyti ar telefoną, ar kažkame, kad negyventų vien tik čia, kad ištraukti tai. Vis dažniausiai ryte, tai, pavyzdžiui, kai atsikeliu ryte, įsijungia kompiuteris, sistemos visas, ir ten toks dar apsimiegojęs, būna dar kažką jūsų. Ir ta būsena tokia neigiama būna, ir paskui kažkaip sakyt save ten sudėlioju ir kaip ir okei, kaip kada. Kaip kada okei, kaip kada ne. Tai man labai dabar aš tame esu labai noriu perrašyti, išvis perrašyti sistemą, perrašyti programas, teigiamas programas surašyti ir kad iš tikrųjų, kai tik atsikėlęs ryte, jau aš iš karto būčiau. Tai tam ir žmonės skiria laiko sąmoningom praktikom, kad vis dažniau galėtų save pagauti tose nesąmoningose būsenose, nes mes išaugom iš gyvulių, kurie gyvena nuolatiniai dabartyje. Ir tai panašiai kaip būti autopilotė, kad mes einam per savo muziejų ir gali būti, kad užburtam rate sukamės per tą patį eksponatą. Ir kad gali skirti savo laiko, dažniausiai daugam, kaip ir man, tas laikas ryte būna prieš įvažiuojant į visą tą dieną. Bet kada tu gali savo skirti truputį laiko, tai gali būti 2 minutės, tai gali būti 15, tai gali būti valanda, kad sugrįžti, kad nuvesti save į introspekciją. Ar gali atpažinti kažkurios triggerius, kurie tavyje sukelia tą neigiamą būseną? Visas sąmoningumas yra introspekcija, darbas su savimi. Ir kaip aš minėjau, it's not sexy ir tai išorė nebūtinai duos tokius faktus, kad rezultatus, kad dariau šitą ir gavau šitą, tai toks subjektyvesnis. Kaip aš suprantu, tai yra paternai, jau neuronai susidarė ir tai yra kaip grandinė, grandinė neuronų, kurie yra jau susidarę, kaip vagos. Ir aš tik medituoju, aš kvėpuoju, aš einu į šaltą vandenį. Taip, tai man padeda, bet tai atrodo kaip laikina piliulė. Tai aš nežinau, gali būti, kad čia ilgai reikia daryti, pavyzdžiui, perrašyti, perprogramuoti. Ar tau pavyko viską perprogramuoti, ką tu norėjai? Ne, tai aš nesu nušvitas. Aš dar turiu savo vidinių vaikų dalykų, kurie karts nuo karto iškyla su žmona ar toks I'm human. Bet turint įrankį duoda man daugiau drąsos ir sąmoningumo galėtų atpažinti, kad viskas okei su manim, aš esu puikus su visais savo nepuikumais ir duoda man tokį lengvumą priimti save. Aš tais daug metų dirbau, nes aš nemoku kaip save priimti prieš tai, o dabar kaip į tą sveiką priėmimą, nes tai yra kaip spektrumas, gali būti, kad visiškai savimi pasitikėjimo neturi, bet irgi gali turėti tokį dirbtinį pasitikėjimą savimi, tokį, gal matai, žmonės eina pro gatvę su šitaip išeina su laikrodžiu ir jie tokie pasitikinti savimi, bet jeigu jie nuogi būtų be nieko, ar jie vis tiek taip jaustusi.
Ir tikras pasitikėjimas savimi yra, kai gali visiškai apsinuoginti ir vis tiek taip pat jausis. Tai su pasitikėjimu, kai tu sakei, anksčiau nepasitikėdavai, dabar tu jau perrašei programą, Jo. tu jau pasitikė. Tikrai Jo, jauties dabar. jo. Na, jau norėjau pasakyti, kad gali papasakoti, kad tu ir kitus gaidinai šitų. Jo, tai aš mokinuosi save geriau marketinti. Aš tai vedu, padedu žmonėms, kurie irgi eina šitą kelionę, susipažinti su savimi, susipažinti su savo vidiniu vaiku, susipažinti su savo vertybėmis, nes mes su Marijome turėjom eventą praeitą vasarą, kaip svarbu yra žinoti, ką tu vertini, nes kai tu nežinai savo vertybių, tu priimi tai iš išorės, tu žiūri tos išorinę patvirtinimo, nes tu nežinai, kas tau svarbu, kas tau vertinga. Kiti tau sako, kad tai yra vertinga ir lengva pasimesti tame. Bet kai žinai savo vertybės ir ne tik kai žinai, ne tik kai gali įvardinti savo vertybės, bet kuo tu tiki apie tas vertybės, tada tau nereikia kitų žmonių, kad jie gali sakyti, čia durna paskaita, čia apie nieką, bet aš žinau, kad man vertinga ir aš suprantu, kad tas žmogus turbūt projektuoja kažkokį trūkumą iš savęs, kad tai žmonės dažniausiai, kai kalba, kai jie sako kitiems savo nuomonę, jie greičiausiai savo tą sako, negu kitiems. Ir mes visi veidrodžiai, tai biškai jaučiu, kad nuvažiavau į kitą. Bet Kelintadieniais pas tave galima. Kelintadieniais, aš dabar, mano būdas, aš dabar dirbu link tokio, sakom, metodo, kaip, mano klausimas, kaip galėtų padėti kuo daugiau žmonių, kaip įmanoma. Tai čia dar evoliucionuojasi mano procesas. Man labai patinka dirbti grupėmis, duoti paskaitas, nes vyksta tokia idėjų, energijos maina. Aišku, man patinka dirbti one-on-one, bet kaip galiu padėti daugiausiai žmonių, tai mano būdas yra, jeigu žmogus yra pasiryžęs dirbti su savimi ir aš kuriu tokius dienoraščio journal prompts, tokius klausimus, kur kiekvieną dieną žmogus skiria laiko dirbti su klausimais, su savimi susipažinti ir tada su manim padirbėti, kad jeigu atpažįsta kažkokį bloką, kuris galbūt sunkiau išdirbti, tai čia aš efektyviausiai galiu žmonėms padėti. Nes jeigu žmogus ateina ar eina į terapiją vieną kartą į savaitę, bet nieko su savim nedirba per tą tarpą, tai čia toks labai lėtas procesas, kaip pradėti nuvažiuoti ir tada sustoti. Ir tada po savaitės bandyti prisiminti, kur aš buvau ir pradėti važiuoti vėl. Čia toks labai neefektyvus augimas. Ir mano būdas svarbu, kad žmogus gali paskirti savo laiko į ne kasdieną, tai kas antrą dieną pasigilinti, gvildenti temas. Ir aš turiu tinklapį vidurkely.lt, kur aprašau šitą paslaugą. Ir tai siūlau tokias grupinės, tokį pakuotę su šitais klausimais, skirta susipažinti su savo vidiniu vaiku, susipažinti su savo vertybėm, susipažinti su tais įsitikinimais, kurie valdo šitą visą realybės mašiną. Vidurkely.lt. Be jot, tiesiog vidurkely su iogoje.lt. Ar daugiau klausimų? Ar idėjų, ar minčių, ar kažkas nori pasidalinti, kaip
Pakalbėjome apie kritiką, o kaip tu supranti sąžinės balsą? Sąžinės balsą čia yra, čia toks subjektyvus dalykas, aš sakyčiau, bet aš tai, tik tai, kadangi aš tik apie save galiu kalbėti iš to, tai aš tai jaučiu per kažkokį jausmą. Kai priimi kažkokį sprendimą, tai tas, kiekvieną galimybę priimti sprendimą gali įsišakuoti į neįskaičiuojamą daug rezultatų ar išeičių. Ir tas galima priimti tokį sprendimą, kuris trumpam laiko jausis gerai, jeigu draugas paprašė, kad padarytum kažką jam, bet nenori jo nuvilti, tai padarai tą, bet darai iš savo sąskaitos, tai tu tą pajausi. Ir sąžinės balsas, aš tai kaip suvokiau, yra kaip tu jautiesi po priėmimo sprendimo. Ir tada galėt tai naviguoti, kas buvo apie tą sprendimą, ar aš save apleidau, ar aš arba aš per daug savanaudiškai pasielgiau ir nepažiūrėjau iš kito žmogaus perspektyvos. Čia aš matau kaip įrankį susipažinti su mūsų vertybėm. Aš galiu pridėti prie to, nes vakar norėjau sakyti, kai turi savo tas labai aiškiai nustatytas vertybės, jas išrašai, gyveni pagal jas ir padarai kokį nors veiksmą ar kažką, kur prieštarauja prie tų vertybės. Tai čia tas sąžinės balsas ateina ir sako, kokiu nors būdu tu laužai savo tas vertybės ir jauties biškį kaltas, nes neįgyvendini tas, kas tu nori būti. Tai idealia versija savęs, kuris visada tas vertybės puikiai išsaugo. Jo. In a nutshell. Ačiū. Gerai, jo. Uždarinėjom. Ačiū visi, kas prisijungė prie šitos paskaitos. Ačiū tau. Dėkoju tau. Ačiū.